Radio byla. Sveiki, čia Artūras Matusas, šiandien Radio byloje. Atsimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos ir naudotų automobilių rinka. Ekspertai įžvelgia ne tik rizikas dėl kilsiančių kainų. Pernai Lietuvoje buvo pradėta 12% mažiau nemokumo procesų. Ką liudija ši bankrotų statistika? Trumpalaikė būsto nuoma. Populiarus sprendimas tiek tarp keliautojų, tiek tarp nekilnojamo turto savininkų, ieškančių papildomų pajamų. Visgi teisininkai pabrėžia, kad ši veiklos rūšis tai ne tik papildomos pajamos, bet ir aiškiai įstatymų reglamentuota veikla, kuri nuomotojai užkrauna nemažai pareigų. Kas žinotina nuomotojams ir jų svečiams? Apie visą tai per artimiausią valandą. Radio byla. Lietuvos automobilių rinka pastaruoju metu yra susidūrusi su ne vienu įtakos turėjusiu išbandymu. Tai ir pandemijos padariniai, tiekimo grandinių problemos, infliacija ir degalų kainų svyravimai. Tačiau 2026 pradžioje dėmesio centre atsidūrė ne logistika ar mokesčiai, o antrosios pensijos pakopos pokyčiai. Viešoje erdvėje jau aktyviai kalbama, kad pinigų atsimimas iš pensijų fondų didins automobilių kainas. Nes automobilis yra vienas dažniausias didesnių pirkinių po būsto ir dalis gyventojų gavę kelis ar keliolika tūkstančių eurų svarsto ne apie investavimą, o būtent apie automobilių atnaujinimą. Ar ryšys tarp pensijų sistemos ir automobilių rinkos yra realus ir kaip tai gali paveikti mus visus, dabar ir aptarkime. Radio bylos studijoje bendrovės Auto pretenzija įkūrėjas Ramūnas Mackevičius. Labadiena. Sveiki. Laidos telefonas jūsų skambučiams ir pastebėjimams 2361111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Taigi, automobilių rinka, tai sritis jūsų, matot ir stebit čia tendencijas. Ar pasimti tie keli tūkstančiai iš pensijų fondų darys kokį nors poveikį automobilių kainos? Jau padarė. Ir tą pradėjo daryti, kuomet valdantieji pradėjo kalbėti apie tai, kad jie leis pasiiminėti pinigus. Normalu, kad žmonės pradėjo sukruto, kurie pinigus anksčiau laikė savo kišenėje ir jiems reikia automobilį pasikeisti ne dėl to, kad nori, o dėl to, kad reikia, nes senojo remonto kaštai yra neadekvatus. Jie pradėjo jau ieškoti, kas čia darysis rinkoje ir taip toliau. Ir tai labai greitai sureagavo automobilių prekybininkai. Ir jie fiksuoja faktą, kad atsiras papildomų pinigų. O taip, jau po truputėlį kainos, kaip jūs ir minėjote, lipa į viršų, tik aš išvelgiu kitą bėdą. Nesąžiningi automobilių pardavėjai kiša į rinką jau dabar transporto priemonės su paslėptais trūkumais. Ir jeigu atkreiptume dėmesį į socialinius tinklus, pirksiu jūsų automobilį be techninės apžiūros, pirksiu su trūkumais. Gal turit kokį nors automobilį? Gal turit kokį, taip. Ir tie tokie nesąžiningi perpardavėjai tų automobilių jau yra prisipirkelioję. Kiemuose labai dabar gerai galima pamatyti apsnigtų automobilių, kurie stovi kaip inkarai. Ir jie atšilus orams keliaus į pardavimą. Ir čia labiausiai paveiks, ir apie ką mes kalbame, tai naudotų automobilių rinka. Daugiausiai taip, nes žmogus pasiėmęs, pavyzdžiui, didesnę pinigų sumą iš antros pensijų pakopos, jisai pasvarstys labai smarkiai ir gal geriau vis dėlto pasidaryti pradinį įnašą pirmam automobiliui, pirmą įmoką ir pasimti tą naują automobilį su leasingu, su tom sąlyginai nedidelėm įmokom, bet turėti su garantija tvarkingą ir važinėti bent jau 3, 4, 5 metus. Galim spėti, galim numanyti, kokio amžiaus automobiliai gali būti paklausiausi ir kurie galėtų labiausiai pabrangti. Sudėtinga pasakyti, nes vėlgi skirtingi žmonės, skirtingas pinigų sumos pasiiminės, bet kas labai matoma, kad ypač automobiliai, kurie yra link 15-20 metų, kurie yra jau nuvažinėti, galbūt taip galima pasakyti, jau kurių jau resursas visiškai išnaudotas, jie jau griuvenos, tai vat šita dalis eis į rinką ir čia mano galva yra
turbūt didžiausias pavojus, nes žmonės įsigyja tokią transporto priemonę, nesupranta, kad jinai ant 4 ratų su vairu, bet jinai yra netvarkinga ir su ja bus pavojinga, gali būti pavojinga važiuoti keliais. Tai reiškia, tiek jisai gali patekti į eismo įvykį, tiek jisai gali sužaloti kitą asmenį, o dėl to jau gali kilti ir atsakomybės visai kitos. Bet dabar nemažai žmonių įsitikinę, jūs irgi tai puikiai žinot, kad automobilį nusipirkti nėra taip sudėtinga kaip anksčiau. Jeigu paaiškėja, kad jis turi defektų, tu gali po to atgauti savo pinigus ir tą žmogų gerokai patampyti. Tai taip. Dėkojam mūsų įstatymams ir tvarkai, kad tą galima padaryti. Manogi pasiūlymas geriau nepapulti tokią situaciją. Tai yra tikrintis automobilį, netikėti pardavėjų. Ir labai dėkoju mūsų Facebooko sekėjams ir vienam žmogui parašiusiam komentarą labai gerą, kad negalima toleruoti pardavėjų, kurie pardavinėja neva draugo automobilį ar giminaičio ar kažkieno. Tai yra labai svarbu, kad tas žmogus, kuris yra įrašytas sutartyje, būtų faktiškai prie to automobilio ir paimtų pinigus. Nes va čia ir prasideda problema tie perpardavėjai, kur jau daug kam esu pasakojęs, kuomet yra klastojamos sutartis. Nusipirko jisai ten per tą Facebooką, tarkim, automobilį, pardavėjas sąžiningai surašė visus trūkumus, kad yra ten, jisai nevažiuojantis, ar ten variklio problemos, ar dar kažkas. Tai tas perpardavėjas tą sutartį suplėšo, suklastoja, supildo kitą sutartį, pats už jį užraito parašą ir parduoda, kad neva yra nuo to žmogaus ir jau sutartyje jokių trūkumų nebėra. Ir kaip tokiu atveju? Dėkoju mūsų policijai. Padeda tuos žmonės surasti, mes atrandame juos, taip tai trunka laiko, taigi vėl grįšiu prie to paties. Geriau nepatekti į tokią situaciją, nei paskui trukti kelis mėnesius ar daugiau laiko, kol išsprendžiamas yra ginčas. Tai jūs matytumėt, kad jeigu suaktyvės rinka ir šiaip pavasarį jinai atsigauna, tai yra natūralu, po žiemos pradeda žmonės daug kas galvoja keisti automobilį, pavasarį dažniausiai tai daro vis tiek, sezonas artėja ir panašiai ir taip toliau. Tai ne tik, kad rinka suaktyvės, ne tik kainos pakils, bet ir tos rizikos išlys dabar. Taip, rizikos jos lenda jau dabar, jau matosi, aš galiu pasakyti statistiką mūsų sausio mėnesio ir vasario mėnesio, tai 12 kartų skirtumas, 12 kartų daugiau kreipiasi žmonių nei sausio mėnesį. Nepaisant to, kad sausio mėnesį mus kreipiasi kažkas apie 40 žmonių. Ir ką jie sako, tie žmonės, su kuo jie susiduria? Kaip tai atrodo praktiškai gyvenimiškai? Labai paprastai, automobilį aprodo savaitgalį patamsi, kuomet yra sudėtinga prisiprašyti į servizą patikrai ir, pardavėjai turi gerai atidirbę savo pardavimo sistemą, tai yra nepatinka tau, nepirk, iš paskui tavęs važiuoja dar 2-3 žmonės, jau su pinigais pasiims tą automobilį, o kai žmogui patiko, nes reikia suprasti, perka automobilį su emocija. Čia yra problema, todėl visą laiką visiems ir mūsų puslapyje ir visur rašom, kad nevažiuokit vienas į automobilio pirkimą, pasiimkit žmogų, kuris kritiškai pažiūrėtų į situaciją, kuris kritiškai vertintų ir patartų ir galiausiai pasidarykit pertrauką, apžiūrėt, jeigu ir patiko, susitarkit darbo dieną, kad nuvešite į servizą, kuriuo jūs pasitikit, kuriame galima bus padaryti to automobilio patikrą. Pamatysite, spėju, 4 iš 5 atkris, nes jie tiesiog neveš, nes ten yra laužas. Bet jeigu iš tikrųjų emociškai, tai kaip sakote, yra labai svarbu, emocijos valdo, pirkimas gali būti labai greitas, tas transporto priemonė labai patinka ir iš tikrųjų tave išgąsdina, kad štai yra kitas pirkėjas, kaip čia nepasigauti, užstatą palikti, avansą, dar čia viena problema. Jokių būdų. Kaip ir sakiau, pasidaryti pertrauką. Nebus taip, kad vienintelis automobilis visoje rinkoje pats geriausias. Rasite dar geresnį. Rasite pas patikimą pardavėją. Ir kur galėsite nuvežti į servizą patikrinti ir tada žinosite, kad ir pats važiuojate ir savo artimiausių žmonės vežate su saugia transporto priemonė. Nereikia daryti skubotų sprendimų. Tai yra ne duonos kepalas, tai yra ne dešros šliosas, tai yra daiktas, kuris dalyvauja eisme, o eisme matote kokie greičiai, matote kokios eismo sąlygos, kaip apledyje. Jūs turite jausti saugiai ir būti saugiai toje transporto priemonė. Jo labiau, kad jų buvo ir bus, matyti, ir ta rinka yra nesibaigianti. Kažkada vienas iš jūsų
kolegų man uždavė klausimą, sako, tai kiek, sako, Ramūnai, sako, kada tu liksi be darbo? Matau, kad neliksiu be darbo. Apie tą jūsų nelikimą be darbo, jūs sprendžiat problemas, jeigu žmogus įsigijo nekokybišką automobilį, padedat jam susirasti tą savininką ir visai ten būna. Bet čia man panašu kaip ir su tais sukčiais. Mes kasdien kalbame apie tai, perspėjam. Daug pokalbių, įvairiausių perspėjimų, reklaminių blokų. Ir vis tiek mes beveik kiekvieną dieną gaunam pranešimus, kad išviliojo jau ne 10, o 100 tūkstančių. Tai kaip čia padaryti? Tu žmogui neįkalęs, jis nusipirko ir tik paskui pradeda galvoti. Tai labai teisingas jūsų pastebėjimas. Yra žmonių, kurie girdi ir ačiū jiems, kad jie girdi, ačiū jiems, kad jie ateina į mūsų puslapį, pasižiūri patarimus, kaip tvarkingai įsigyti automobilį, bet dėja yra tokių, kurie žino geriau negu visi kiti, nes lietuvis moka ir vinį įkalt, ir automobilį susitvarkyti, ir turbūt daržą sukasti, viską moka, bet dėja reikia duoti specialistam, profesionalam atlikti savo darbą. Dar su tais pardavimų suaktyvėjimais, apie ką mes čia pradėjome kalbėti, o gal šita aktyvesnė rinka yra nauda ir postumis mūsų ekonomikai? Jeigu tai būtų labai gerai, tačiau kadangi didelė dalis nesąžiningų pardavėjų slepia mokesčius, deklaruoja ne visą pinigų sumą, čia vėl yra didžiulė bėda, tai vėlgi dėkoju mūsų valstybės tarnyboms, kurios tuom jau užsiiminėja ir mes jau esam ne vieną atidavę patikrinimams pranešimą, tai čia jeigu deklaruotų visi, tada sakyčiau taip. Bet kadangi yra šešėlis didelis šitoj vietoj ir vėlgi slepiami mokesčiai ir įsisuka visas šitas ratas, tai nepadeda mūsų ekonomikai kol kas, nors labai norėčiau. Ir gal tas suaktyvėjimas, jūs jį fiksuojat ir matot, gal vis dėlto bus laikinas toks pikas ir jis nebus labai didelis, nes atsimtų iš fondų pinigų kiekis ir sumosgi nebus labai dideli. Jeigu aš gerai pamenu, juos kas ketvirčius ir tuos pinigus išmokės, tai duok dieve, kad jie greitai juos pasimtų, greitai išnaudotų ir sakykime, vėl paskui tas bangavimas didelis sumažėtų, bet aš manau, kad taip nebus, nepaisant to, kad ir iš antros pensijų pakopos pinigus atsiiminės greičiausiai visus metus, nes vieni dar galvoja, kiti pagalvojo, treti jau atidavė prašymą, tai dabar gali būti iki pavasario toksai didesnis pikas, todėl grįšiu prie to paties, neskubėkite su pirkimu, neskubėkite. Dar dėl to neskubėjimo Vytautas parašė laišką, kuriame klausė, ką jūs patartumėt vis dėlto pirkti automobilį, kuris atvežtas, tarkime, iš Vokietijos, ar geriau ieškoti, pirkti registruotą buvusį čia Lietuvoje? Tiek vienas, tiek kitas yra geras variantas, grįšiu prie to, kad reikia jį tikrinti. Nepagailėkit ten tų kelių šimtų pinigų, nuveškit automobilį į servizą, kuriuo jūs pasitikit, padarykit pilną patikrą, nuo ratų iki stogo, patikrinkite elektronikos sistemas, jeigu kompiuterį prisijungia jūsų investuotas pinigas šiai dienai prieš pirkimą, sutaupys daug jūsų laiko, nervų ir galiausiai atsilieps jūsų saugumui. Bet kai ta automobilių rinka iš tiesų yra nemaža, jau gali pasirinkti visokių komplektacijų, palankių ir nepalankių savo kainų, metų, kokių nori, tikrai atrodo rinka didelė. Kaip čia atsiranda ir kodėl dar rizikuojama, bandoma parduoti absoliučius laužus ir kas keisčiausia, kad atsiranda jų pirkėjų? Todėl, kad perpardavėjai vis dar romantizuoja šitą profesiją, neva greiti pinigai, jokios atsakomybės. Tačiau turiu padėkoti pardavėjams, kurie anksčiau taip galvojo, dabar susitvarkė ir kas yra labai smagu pasižiūrėti jų parduodamus automobilius, jų automobiliai naujesni parduodami, tvarkingesni, kainos normalu, kad didesnės ir reiškia žmonės juos vertina ir perka jau po truputėlį geresnius automobilius. Tai grįžtu prie to, kad mūsų po truputėlį savimonė, sąmonė jau auga. Yra tik tai bėda su tais atvejais, kur žmogus gyvena kažkur už miesto nepatogiai, kur nėra patogios susiekimo sistemos ir jam vakar sugedo automobilis, o šiandien reikia vežti vaikus ir pačiam važiuoti į darbą, čia yra problema. Tai tiems, kurie keičia automobilį, viskas gerai, jie turi tam laiko. Tiems, kuriems vakar, kaip ir sakiau, sugedo reikia šiandien,
Čia yra tas skaudulys, su kuriuo reikia dirbti ir šitiem žmonėm reikia padėti, juos reikia šviest, mokyti. Tai va, dėkoju jūsų laidai, kad šie žmonės gali išgirsti tai. O ar situacija kiek pagerino kai kurie sugriežtinimai, teisės aktų pasikeitimai, pavyzdžiui, ir tas sugriežtinta ridos atsukimo kontrolė? Yra tai poveikis? Kad jų apmažėjo taip, bet kad jų neliko, tai tikrai ne. Jeigu gerai pamenu, vienos įmonės statistikoje buvo pažymėta, kad 1 berods iš 7 yra su suklastota rida. Mes manom, kad vis dėlto 3 iš 7 yra su suklastota rida. Ir čia dar viena problema, kad kol kas techninių apžiūrų centrai neturi informacijos, neprieina prie klastotos ridos, prie duomenų iš gamintojo. Ir tas automobilis yra nuperkamas, viskas tvarkoja, praeina techninę apžiūrą, su juo važiuoja, bet kuomet techninio apžiūrų centras iki šitos informacijos prieis ir automobilis atvažiavęs į kitą techninę apžiūrą jos nebepraeis, žmogus lieka be pinigų, transporto priemonę naudotis negali, nes techninė apžiūra pasibaigusi, lieka 2 variantai. Jį parduoti užsienį, na, čia aš negražiai pasakiau, kitas variantas jį paleisti detalėm. Tai vėlgi ridos klastojimas ateityje bus didelė problema. Ir čia vėl gali kaltinti tik save. Nebūtinai. Reikia labai suprasti vieną dalyką, kad ne visi transporto priemonių gamintojai noriai dalinasi informaciją su viešai prieinamomis to patikromis. Todėl čia yra rizika, bet aš manau, kad kažkada su laiku išsispręs, kaip taip išsisprendė jau Latvijai. Bet čia yra geras pavyzdys, kur Lietuva atsilieka kokiais 5-7 metais, bet reikia manyti, kad kažkada iki to prieisim. Ar jūsų praktikoje yra papuolę, mes čia vienoje laidoje su advokatu kalbėjom irgi apie automobilių rinką, šiek tiek lietėme, būta atveju, kai žmogus atsiduria prieš faktą irgi nežino, ką daryti, apie tai net neįtardamas, kai jis atvažiuoja registruoti savo autotransporto priemonę ir paaiškėja, kad jinai yra vogta. Taip, turėjom 7 atvejus. Kuo tai baigėsi, kaip tai klostosi? Grąžinti visi buvo automobiliai pardavėjų, iš pardavėjų išreikalauti pinigai, vienais atvejais buvo taikiai sutarta, kitais atvejais teko eiti ir į teismus. Visi buvo grąžinti, visi 7. Ar tokie procesai apskritai, kai žmogus kreipiasi, ieškos teisybės, yra ilgi, ar jie brangus, kam nusiteikti, jeigu jau pakliuvai? Vėlgi iš mūsų praktikos 3 iš 4 atvejų išsisprendžia su pretenzija. Tai yra maždaug 2-3 savaičių laikotarpis. Tačiau jeigu yra užsispyręs pardavėjas, tai ir tenka keliauti teismą, visiems sakau, nusiteikit 0,5 metų. Jeigu transporto priemonė yra vogta, tai tenka nusiteikti dar ilgesniam laikui, nes kol policija netliko tyrimo, kol neišsiaiškino, kam ta transporto priemonė iš tiesų faktiškai dabar priklauso, kol policija tyrimų netliks, gali praeiti ir 0,5 metai ar net ir daugiau. Tai dabar koks jūsų būtų patarimas apibendrinant? Kainos kyla, rinka aktyvėja ir pavasaris ir dėl tų pinigų, ką mes šnekėjom iš pensijų pakopų atsiranda. Pirk dabar, palaukt, kaip elgtis? Pradėsiu nuo to, kad neskubėt. Nepaisant to, kad yra bloga situacija, papuolė, nėra transporto priemonės, bet jo yra reikalinga neskubėt, pirmas dalykas. Antras dalykas – tikrinti. Nepaisant to, kad pardavėjas sako, va čia techninę apžiūrą praėjau, dar lapų mojuoja žaliu, nereikia to tikėtis, reikia labai kritiškai pasižiūrėti ir tikrinti transporto priemonės visas. Kokios jos būklės bebūtų, kaip gerai beatrodytų, vežti, daryti patikras, grįšiu prie to, kad su ją važiuosite pats ir vežite pačius brangiausius savo žmonės. Beje, ir jūsų paminėta, čia ir ne vienas jau laiškas yra, tai, kad pardavėjas sako, kad ir galiuojanti techninė apžiūra arba tik praeita techninė apžiūra, tai yra kokia nors garantija? Jokios. Kodėl? Techninė apžiūra, jinai tik tai patvirtina, kad transporto priemonė gali važiuoti keliais, bet techninės apžiūros į variklį neįlenda, medaus to daktaro pripilto nepasižiūri. Tai, kad techninė apžiūra yra toli gražu ne rodiklis, jo labiau, kad Lietuvos aukščiausio teismo nutartimi, aš dabar mintinai nepacituosiu, bet mintis yra tokia, kad techninė apžiūra nepatvirtina automobilio geros būklės. Labai ačiū už pokalbį, pas mus viešėjo bendrovės Auto pretenzija įkūrėjas Ramūnas Mackevičius.